Pūkis. Mano vardas Pūkis. Niekas man tokio vardo nedavė, aš pats save pasivadinau. Kita katinų grupė iš kito kvartalo mane vadina dviragiu pakastausiu. Neklauskit kodėl. Viską darau vienas. Ėdu, bėgu, prausiuos. Neturiu jokio draugo ir neturiu kaip jį surasti. Visi išgirdę apie finansinę krizę ir Kubiliaus antikrizinius planus, visi emigravo. Mano giminė iš tikrųjų gerai žinoma. Du mano pusbroliai filmavosi filmuose. Vienas gaudė pelę, kitas su žaliu monstru gyveno. Kiti mano broliai ir dėdės perskaitę skelbimą nutarė įsidarbinti kebabinėje. Tik kažkaip ilgai negrįžta. Skambinau darbdaviams, sakė, kad jiems gerai. Maitina nemokamai, miega nemokamai ir dar uždirba. Patys žmonės su manim bendrauja. Na bent jau palaiko ryšį. Įvairų ryšį. Neretai žmonės klykia, kai perbėgu kelią. Mat kažkoks genijus sugalvojo, kad nešu nelaimę. Būna tokių situacijų, kada vaikai pristoja prie manęs ir su pagaliukais mane bado. Ir keistai bando su manim kalbėti, tardami kažkokį žodį. Miau, miau, mau, miau, miau, miau. Vieniša būna dažnai. Jaučiuosi svetimas kitiems ir net savo. Kodėl aš iš vis čia? Ką aš čia veikiu? Ką man daryti, kad nebūtų taip absurdiška? Na bent galiu savo kelti tokius klausimus. Esu laisvas katukas. Galiu rinktis. Turiu būti atsakingas už savo veiksmus. Tačiau nejaučiu baimės. Jei būčiau vienišas, neturėčiau laisvę rinktis. Būčiau priklausomas. O ką tada aš veiksiu? Nieko. Mano gyvenimas bus žymiai sumenkęs. Ir pats būsiu sumenkęs. Keistas oksimoronas. Kai esi vienišas ir laimingas. Nes turi gyvenimą. Turi save. Myli save. Jūs klausėt, ar aš esu laimingas? Taip.